Sveiki visi, jūs žiūrite News 24/7 LT ir šiandien noriu pradėti seriją video, kurie šnekės apie tokius reiškinius kaip radiacija bei aplamai gamtos taršą kitokią. Sukursiu specialiai tam atskirą playlistą ir jame galėsite, kas aišku domėsis, žiūrėti būtent tik tai tuos video, kurie jūs ir domins. Tai yra viena tematika. Na, o pradedu aš nuo štai tokio siuntinuko. Jis atkeliavo ne iš jokios parduotuvės, tai yra siuntinys per DPD iš Lietuvos ir jis yra iš mano kolegos, taip pat turinčio YouTube kanalą LVA12LT apie elektroniką. Tai yra puikus kanalas, kuriame galite pamatyti įvairiausių filmukų elektronikos tema, tai yra remontai, įrangos išpakavimai įvairiausi. Na ir taip pat žmogus domisi žvejyba, todėl kartais ir žvejams tinkamų prekių galima pasipamatyti. Nuorodėlę aš paliksiu ten, paliksiu apačioje video aprašyme. Užsukite, pasižiūrėkite, gal patiks ir jums. Na, o aš pradedu išpakuoti. Taip stipriai viskas apvyniota, kad baisu kažkur taip pjauti. Šiukas. Opa. Na ir štai toks giftas nuo LVA12LT. Ir kasgi tai? Wow. Tai yra elektroninis energijos testeris. Ohoho. Kągi, jam darysime atskirą apžvalgą, o už testeriuką ačiū, tai super dovanėlė. Na, o mes tęsime. Kadangi, kaip ir šnekėjau, tema bus apie radiaciją, tai būtent pritaisiukas, kuris šiaip yra, taip sakant, galima sakyti iš praeities, kurio dabar jau turbūt naujo nebenusipirksi, jis yra štai čia. Tai pabandysime gražiai tai daryti. Daugiau čia nieko neturim. Ir štai tokia originali dar dėžutė. Matome, kad iš gamyklos Horizont datos ir pagaminimo ir kainos nėra, nors dažniausiai šiaip būdavo štampukas ant dėžutės. Ir tai yra štai toks dalykas kaip dozimetras buitinis, jeigu kas supranta rusiškai, Master 1. Gaminami jie buvo būtent Minske ir tai pakankamai jau senai pagamintas dozimetras, nors iš tikrųjų dar vis galima nusipirkti naudotų ir dabar. Štai pats dozimetras ir štai tokia instrukcija. Na, tais laikais, kai gamindavo, instrukcijos būdavo pakankamai detalios visiems prietaisam. Na, instrukcija pakankamai tokia unikali, neatsiverčia kaip knygutė, o verčiasi į viršų. Štai, aš taip trumpai gal netgi biškį pabandysiu kažką ir parodyti jums. Kadangi turbūt mums kas bus įdomiausia, tai aišku, štai parametrai. Na ir kaip matome, jisai sugeba matuoti nuo 0,1 iki 9,99 mikrozievertų per valandą. Na, jeigu norite pasiversti rentgenas, tai yra kart 100. Na, tai yra pakankamai platus diapazonas, palyginti su kai kuriais šiuolaikiniais dozimetrais. Na, ir visą kitą, jeigu taip pasižiūrėti, na, nuo -5 iki +40 galima naudoti laipsnių temperatūrą. Štai čia kitos charakteristikos. Galėsite spustelti šiek tiek pauzę ir pasižiūrėti. Na, o aš, ką galėčiau pasakyti, iš tiesų, tai aš šiek tiek apie tai jau pasidomėjau, nes man buvo papasakota, kas tai daiktas. Aš nežinau, ar čia yra prasme dabar
viską iš tikrųjų listinti, visą tą instrukciją. Instrukcijos būdavo visą laiką štai tokios ilgos. Na štai, dabar įdomu tai, kad visgi leidybos metai yra 91 ir tik 1994 dozimetras gamykloje. 91 metai tai yra jau faktiškai, na, perversmo metai, kai būtent ta šalis, kurioje jis buvo pagamintas, buvo išformuota, taip sakykime, jeigu taip galima pasakyti. Taigi, tai 91 metų daiktas. Trumpai apie tai, ką mes matome ant pačio dozimetro. Na, korpusas yra būtent plastikinis. Spalva korpuso yra juoda. Faktiškai buvo kažkiek tai variantų ir iki tokios spalvos, bet dažniausiai jis ir būdavo juodas. Na, matom, jeigu taip pabandysiu nukreipti šviesą. Užrašus master, dozimetras, mikrozyvertai per valandą ir paleidimas, kad čia yra paleidimo mygtukas. Tai yra paleidimo mygtukas matavimo ir parametrų langelis. Kitoje pusėje matome įjungimo išjungimo mygtukėlis. Štai čia yra numeriukas jo ir gamyklos Horizont užrašiukas. Štai baterijos įsistato štai čia. Jos yra štai tokio formato. Na, kaip lazerinėse pointeriuose, taip sakykim. Ir jų užtenka palyginti labai ilgam. Tai yra apie 300 valandų nepertraukimo darbo su šiuo prietaisu. Kadangi prietaisas nedaug turi kažkokių tai funkcijų, turi nedidelį ekranėlį, kuris yra LCD, jisai iš tikrųjų pakankamai ilgai gali dirbti šiam baterijam. Na ir ardyti aš jo turbūt neardysiu, visgi daiktas yra ne mano, bet galiu pasakyti tiek, jog štai šį čia viršuje būtent mes turime standartinį vamsdelį, kuris yra ir iki šiol naudojamas daugelį dozimetrų buitinių. Tai yra, na, senesniai galėjo būti su STS5 vamsdeliu, šitas yra su SBM20 ir šitie vamsdeliai būtent ir buvo gaminami iki pat 91 metų, nuo 70-ųjų, gal netgi kažkiek anksčiau, STS5 šiek tiek anksčiau turbūt, o SBM20 būtent nuo kažkur 70 metų. Ir beje, šitie vamsdeliai pagaminti, jie ir iki šiol yra didelėm partijom dar sandėliuoti ir jos įmonė tiesiog stato į naujausias prietaisus. Pamatysite, aš dar ateityje parodysiu jums prietaisiuką, kuris yra visai neseniai pagamintas ir iš tiesų jis yra būtent su tokiu pat vamsdeliu. Na ir kas iš elektronikos, čia jeigu mes atidarę būtent pamatysime, aš gal negi paveiksliuką iš interneto rasiu, jums įdėsiu. Tai ekranėlėse, kuri viskas išvedama, nedidelė plata, kuri turi pakelimo įtampos iki 400 V vamsdelio maitinimui ir turi skaitliuką, kuris skaičiuoja būtent tos, na taip vadinamus, įtampos pramušimus pro tą vamsdelį, kai į jį patenka dalelė. Gerai, bandom jungti ir žiūrim, ar laikas šitą prietaisą, taip sakant, prietaisą išlaikė veikinti. Taip, įjungiam, niekas niekur neužsišvietė. Štai, pradėjo atsiradinėti kažkokie skaičiukai, 601. Nežinau, ką tai reiškia. Ir paleidžiam pusk. Štai dabar prietaisas ima skaičiuoti. Na, aš jį dabar padėsiu turbūt ant stalo, kad jisai pabandytų skaičiuoti. Pabandysim biškį tai padaryti. Na ir teoriškai, kol jisai dabar bando turbūt kažką skaičiuoti, na, aš dabar nematau, jis kažką tai nulį visą laiką rodo. Nes šiaip turėtų čia dar bėgti, merkėti tokie skaičiukai, bet aš tai nematau dėja. Pabandykime išjungti dar kartelį.
įjungiam. Matom nuliuką. Paleidžiam. Pūsk. Išsiaiškino, kame yra problema. Štai, jeigu pasižiūrėsime akumuliatorius, tai jie lyg ir yra pasikrovę. Bet jeigu aš įjungiu prietaisą, jis pradeda eikvoti energiją. Ir štai akumuliatoriai momentaliai nusėda. Taigi, paprasčiausiai trūksta energijos ir nepavyksta dėl to būtent teisingai pradėti matavimus. Taigi, šiek tiek kitokia aplinka. Pasikankinau aš su šito priteisiuku šiek tiek. Na, jisai lyg ir pradėjo kažką tai biškį matuoti. Matome SC, tai yra shot rodomas yra ekranėlėje. Na, bet dar pakol kas duomenys yra ne visiškai patikimi. Nepalaukime, dabar 38 sekundės jisai skaičiuoja. Na štai, reikėtų šiaip iš tikrųjų 3 kartus matuoti. Na, bet aš dariau kitokį testą. Tai yra, matavau kalio chlorido trąšas. Na, kad būtų gal teisingiau, atsukime tą pusę, kur be etiketės. Ir štai tokiam pavidale. Prietaisas suskaičiuodavo ne visiškai teisingai. Realiai čia turėtų būti 0,5 kažkur tai mikrozyverto per valandą. Na, o pasižiūrėkime, koks bus iš tiesų rezultatas. Na, rezultatas tik vos didesnis už foną. Ir mano manymu, visas reikalas tame, jog baterijos jau yra per silpnos. Šitas triukų biškį žiūrėjau, jos yra nesiekia kai kurios 1,5 volto. Taigi, keičiam senas. Matome, turime kelias tokias netgi apsioksidavusias baterijas. Ir aš turiu naujas Energizer baterijas. Taigi štai vat tokias. Na, baterijų keitimas šitam aparate nėra pats patogiausias iš tiesų reikalas. Na, matom, tą bateriją ne visą savo vietoje. Taigi, jungiam dabar. Čia yra, kaip suprantu, rodomas voltažas jungimo metu 601, kad galima būtų suprasti, ar baterijos yra pasikrovusios. Paspaudžiame. Ir nieko nevyksta. Taigi, vyksta skaičiavimas. Ir fonas yra 15. Šiaip reikėtų, aišku, 3 kartus pamatuoti, pamėginti ir pasižiūrėti vidurkį.
15. Labai stabilus rezultatas. Na ir dar kartelį. Eksperimento švarumo dėliai, taip sakant. Na, dabar 0,14. Reiškia, visgi 0,15 yra vidutinis fonas, kuris čia nais yra šitoje vietoje. Vėl imkime mūsų trąšas. Dedame taip, kad prietaisas turėtų apšvietą, kuo didesnį. Ir bandom matuoti. Na, aš jau matau, kad žymiai greičiau pradėjo rinktis fonas. Parodymai žymiai greičiau rinkasi. vis tiek yra mažai. Aš pamatysiu šiek tiek dar prispaus, kad jis taip kuo arčiau būtų. Ir dar kartelį pamatosiu. Dar kartelį, trečias kartas. Irgi 0,23. Na, kažkodėl labai stabiliai jis pagauna tą skaičių. Galbūt dėl to, kad korpusas yra pakankamai storos plasmasės, galbūt jis kažkokių beta spindulių visiškai nepagauna, skirtingai nuo kitų mano mėgintų dozimetrų, kurių duomenis aš be abejo čia išvesiu, kad jūs pamatytumėt. Ir galiu pasakyti, kad taip pat yra tikimybė, kad po ilgo laiko saugojimo galbūt jisai pasidarė nebe toks tikslus. Nors trąšos nėra tikrai kažkoks etalonas. Geriausia būtų, aišku, patikrinti su radiomatuokliams kartu tikrinti etalonų, kurio aš dėja neturiu. Na, bet galimybės šio prietaiso jūs irgi matėte. Na, padidėjus fonas, aišku, aptinka šį čia, bet ne tiek tiksliai, kaip galėtų aptikti, kiek pagauna šito elemento kitas dozimetras. Žinoma, rašykite savo mintis, kodėl čia taip nutinka. Ar galima jį kažkaip patikrinti ir kuom galima būtų patikrinti jo tikslumą. Šiaip aplamai manyčiau, kad toks prietaisiukas jis yra visai neblogas. Turint omeny, kad dabar jau galima jį nusipirkti pakankamai nebrangiai. Naudoti jie yra kažkur po $20 pardavinėjime skelbimų lentose visokiose. Ir iš esmės, jeigu jūs tikrai įsitikinti veikiantis yra, tai namie turbūt tokio pilnai pakanka, jeigu jūs nesiruošėte kažkur tai specialiai lysti į radioaktyvią aplinką. Na, o šiandien kol kas tiek. Parodžiau jums tokį dozimetrą iš praeities. Pademonstravau, ką jisai principė gali parodyti. Veikimo principą, aišku, tikiuosi visi supratot. Prietaisas nematuoja pastoviai. Neskaičiuoja pastoviai reikšmės, o tik tai 38 sekundės ir parodo reikšmę. Reiškia, patys rankiniu būdu turim paleisti iš naujo matavimą, jeigu norime atnaujinti parametrus, pasižiūrėti. Kągi, tikiuosi iš jūsų laikų, komentarų, galite pasidalinti su draugais, galbūt jie tokio daikto dar nėra matę ir norėtų pasižiūrėti, kaipgi visgi atrodė tokie matavimo prietaisai praeityje. Prenumeruokite kanalą, jeigu dar to nepadarėte, nepamirškite paspausti varpelį, kad nepraleisite sekančių mano video, nes YouTube'as nepaspaudus varpelio kartais gali jų ir neparodyti jums, nepasiūlyti. Ir iki kito karto. Ir nepamirškite užsukti į LV12LT apie elektroniką kanalą, kur jūs rasite dar ir netokių prietaisiukų. Iki. Norėčiau kreiptis į tuos, kam patinka elektronika, elektronikos renginių testai bei apžvalgas ir rekomenduoti kanalą LV12LT apie elektroniką. Nuorodos rasite video pabaigoje bei aprašyme.